Dabar mūsų Indonezijoje vyksta sėkmės akademija. Ir nors dar nebuvo surengtas Indonezijos didysis atidarymas, atrodo, kad susirinko nepaprastai daug žmonių. Man atsiuntė nuotraukų iš vietos ir jau tiek daug žmonių susirinko, kad priekyje, kaip šioje vietoje, žmonės tiesiog sėdi ant grindų. Atrodo, kad net Gangnam butuose sėdi ant laikraščio. Jei pasitiesi kilimėlį ir sėdėsi, tai bus didelis pasisakymas. Taigi, kaip Atomy jau taip sėkmingai plečiasi šioje šalyje, net prieš ją įžengiant. Tai yra todėl, kad mūsų produktas užima rinką. Todėl, prieš pradedant mūsų Atomy verslą, pirmiausia, produktai turi būti tikrai kokybiški ir kainos atžvilgių priimtini, kad žmonės toje šalyje galėtų juos išbandyti. Manau, kad turint tokius produktus, verslą tikrai verta išbandyti, nes net ir su pačiais produktais galima pasiekti sėkmės. Paprastai produktai, kuriuos reikia taip, detaliai aprašyti negali patys, išsikrauti ir užimti rinkos. Vaizdo redagavimo specialistė Park Jin-jo. Todėl reikia visur sekti ir nuolat aiškinti produktus. Tokiu atveju, kaip Atomy, tai negali būti. Tačiau Atomy dar nebuvo pasiekusi tokio vystymosi etapo, kad produktai galėtų taip lengvai patekti į rinką prieš verslininkams beveik atvykstant. Tačiau mes jau įžengėme į Jungtinių Amerikos valstijų rinką, nes produktai jau pradėjo plūsti į šią didžiulę ir svarbę bei labai reikšmingą rinką. Todėl mūsų lyderiai verslininkai esantys Korejoje labai sunkiai dirba, kad įsigytų produktus Korejoje, juos perpakotų ir išsiųstų į Jungtines Amerikos valstijas. Todėl, vietoj to, kad darytume kitaip, mes galėtume vežti konteinerius ir juos laikyti Jungtinių Amerikos valstijų sandėlyje, ten įrengti kompiuterius ir tiesiogiai pristatyti iš ten, taip galėtume sumažinti mūsų verslininkų naštą. Taip skubiai įžengėme į Jungtines Amerikos valstijas. Dėl to Atomy dabar, net ir tose šalyse, kur dar nesame įžengę produktai, vis tiek nuolat patenka. Net kai mes bandome tai sustabdyti. Todėl, jei dirbsite įmonėje, kuri pirmiausia užima rinką su savo produktais, tai tikrai verta pabandyti. Taigi, Atomy tapo žinoma įmonė. Ir šalyje, tačiau užsienio rinkose ji tikrai sulaukia didelio dėmesio ir yra tikrai įmonė galinti rimtai augti. Pastaruoju metu buvau labai užimtas. Ar žinote, kur yra Yeongan prie Bongju Interhange? Netoliese dabar vyksta Orot, maisto klasterio statybos ceremonija, kurioje dalyvavo miesto meras, miesto tarybos pirmininkas ir kiti svečiai, kurie kartu pasveikino šį įvykį. Ir tai yra gana didelė gamykla. Ir ten mūsų skonio meistrai gamins produktus. Taigi, kadangi mes tiesiogiai nevykdome gamybos, o skonių meistrai gamina maistą restoranuose ar mažose maisto gamyklose, pirmiausia, higiena ir kokybė nėra gerai standartizuotos. Taigi, toks standartizavimas leidžia mums sukurti sistemą, kurioje galime bendradarbiauti, o pakavimo linija yra gamyklos viduryje, kad ją būtų galima naudoti bendrai. Taip mes sukūrėme sistemą, leidžiančią visiems, kurie yra tikri maisto meistrai ir sąžiningai gamina maistą visoje šalyje, kad jūs galėtumėte sėdėdami namuose mėgautis jų patiekalais. Taigi ten yra 10-20 įmonių, kurios, kaip nurodyta, įsikūrė ir tiesiogiai gamina produktus. Kad tiektų juos mums, tai yra maisto klasteris. Taigi mes stengiamės kiek įmanoma tiesiogiai nevykdyti gamybos, nes kai investuojame į gamybą, net jei iš pradžių pastatome gamyklą, gali atsitikti taip, kad kita įmonė išvystys naują technologiją ir sukurs produktą, kuris bus geresnis už mūsų.
Tokiu atveju mes susidursime su dideliais iššūkiais, kaip dirbti su tuo. Geresnių produktų. Kodėl? Mes patys įkūrėme gamyklą, kyla klausimas. Ar galime ją uždaryti ir teikti, kad tai geresnis produktas? Todėl. Šiuo metu, kai technologijos vystosi labai greitai, mes turime supratimą, kad nuolat siekdami tiekti jums geriausią kokybę. Iš tikrųjų geriau nekurti savo gamybos fabrikų. Anksčiau buvo manoma, kad geriau tiesiogiai ir efektyviai gaminti ir parduoti, tačiau tai buvo šiek tiek pasenusi. Ir neefektyvi mintis. Ateityje mes turėsime sistemą, kuri greitai atrinks tik pažangius produktus ir tieks juos jums. Drėmy, mokykla yra kuriama su tikslu, tinkamai, išsilavinusi. Kitą kartą. Aš pagalvojau apie šią mokyklą, nes nėra socialinio sutarimo, kad finansinis išsilavinimas padaro žmones geresnius ar sąžiningesnius. Kaip manote? Ar daugiau išsilavinimo padaro žmones geresnius ir sąžiningesnius? Taip. Daugiau išmokę turėtų tapti geresni ir sąžiningesni, tačiau jūs linkstate galvą, kad tie, kurie daugiau išmoko, dažnai pasinaudoja tuo. Tai sukelia tam tikrą empatiją ir problemą. Taigi, pasimokykime, kad galėtume tapti sąžiningesni ir geresni. Todėl nusprendėme kartu su keliais prasmingais mokytojais ir studentais surengti tokią švietimo programą, kuri galėtų pakeisti žmonių esmę. Pradėsime. Mokykla. Dabar Indijoje buvo įkurta fondas. Kadangi buvo įkurta fondas, galintis išduoti aukų kvitus, manau, kad galėsime rimtai investuoti į našlaičių mokyklą. Taigi, galima sakyti, kad per pastaruosius 10 metų buvo sukurtas pinigų uždirbimo sistema per Atomy įmonę. Šie pinigai bus skirti sukurti sistemą, kuri efektyviai tarnautų valstybei, žmonijai ir visuomeniai. Ir tam skiriama apie 10 metų. Taigi, jei šis platinimo sistema ir naudojimo sistema suveiks sinergiškai, rezultatai bus nuostabus. Todėl šiuo atveju mes turime veikti vertingai. Taigi, tai nereiškia, kad uždirbame pinigus kenkiant kitiems, o turime suteikti galimybės ir naudą kitiems, kad galėtume uždirbti. Taigi, mūsų Atomy siūlomos kasdienės prekės yra naudingesnės nei perkant jas kitur. Kodėl? Kadangi galima įsigyti geresnių produktų už mažesnę kainą. Be to, mūsų verslininkams suteikiama galimybė dirbti, todėl tai taip pat yra naudinga. Ir dabar įmonės gaminančios tokius produktus taip pat turi gauti pelno. Todėl reikia užtikrinti, kad ši vertės grandinė veiktų sklandžiai, kad būtų galima uždirbti pinigus ir kartu kurti vertę. Reikia uždirbti. Taigi, svarbu, iš kur gaunamos pinigai. Jums mokamos išmokos, bet iš kur jos gaunamos? Jūs iš savo kišenės ištraukite kortelę ir su ją mokate išmokas. Tada kažkas tampa aukos. Taigi kažkas turi užblokuoti tą kortelę 10 mėnesių dalimis, sakydamas, kad gali uždirbti pinigų. Ir taip meluoja. Ir kas tuoj pat pasinaudoja tuo? Tai yra tie viršuje esantys rėmėjai, kurie viską pasidalina, o žmonės apačioje turi tai mokėti dalimis, manydami, kad greitai uždirbs pinigų. Tokie dalykai kažkur padaro žalą. Tačiau mes gauname pinigus, kuriuos jums mokame kaip komisija iš tokių produktų pardavimų, kurie vyksta nuolaidų parduotuvėse, televizijos namų prekyboje ar internetinėse parduotuvėse. Kadangi žmonės perka ne ten, o Atomy, jie laimi. O jūs taip pat galite gauti komisiją. Tai nereiškia, kad kažkas patiria nuostolių, o jūs gaunate pinigų. Tai svarbu. Taigi, iki šiol daugiašalė prekyba buvo kritikuojama.
ir nesulaukia pripažinimo, nes dauguma žmonių, kurie pradeda, susiduria su įėjimo mokesčiu. Norint gauti tam tikrą atlyginimą palankiai, reikia pasiekti tam tikrą pardavimų lygį, kad būtų sukurta atlyginimų sistema. Taigi mes priverčiame žmonės mokėti 1 milijoną, 2 milijonus vonų kortelę. Žinoma, žmonėms turintiems 1 milijoną ar 2 milijonus vonų tai gali būti niekis, tačiau tikrai sunkiai gyvenantiems žmonėms aš irgi turėjau sunkių laikotarpių. Aš atidariau internetinę parduotuvę, bet ji bankrutavo ir žlugo. Tuo metu gyvenau nuomojamame bute už 500 vonų per mėnesį. Mano žmona dirbo ir uždirbdavo 1,5 milijono vonų per mėnesį ir mes sugebėdavome sumokėti 500 vonų nuomą ir apmokėti vaikų mokslą. Tais laikais, kai turėjome tik 10 vonų, buvo labai sunku. Vienas pinigas namuose buvo labai brangus. Kai norėjau išleisti 100 vonų, kartais labai ilgai galvodavau, ar tai daryti ar ne, o paskui nuėjęs į nuolaidų parduotuvę. Kartais paimdavau kažką, o tada vėl padėdavau. Vėl paimdavau. Vėl padėdavau. Kaip jūs visi, kurie esate čia, niekada nesate patyrę tokių laikų. Tokių žmonių tikrai yra tarp mūsų. Aš taip pat turėjau tokių laikotarpių. Tuo metu 100 000 vonų per mėnesį atrodė tikrai dideli pinigai. Tačiau pavyzdžiui, jei 198 000 vonų sumokama kortelė arba tai padalijama į 10 mėnesių, tai nieko nereiškia, nes vėliau kiekvieną mėnesį reikia grąžinti po 20 000 vonų. Be to, jei dar pridėsime apie 10 000 vonų išlaikymo išlaidų, tai kiekvieną mėnesį papildomai teks mokėti 30 000 vonų, kas gali tapti labai sunku. Žmonės atvyksta čia užsidirbti pinigų, tačiau tarp jų yra daug daugiau tų, kurie neturi talentų, nei tų, kurie turi. Tokie žmonės galvoja, kad greitai uždirbs pinigų, tačiau vėliau, kai reikia grąžinti 30 000 vonų, papildomai situacija gali tapti labai sunki. Jei Atomi siūlo tokius pinigus kaip atlyginimą, tai būtų amoralu. Todėl buvo sukurtas Atomi, siekiant sukurti sistemą, kuri niekada to nedarytų. Prieš tai visos įmonės buvo tokios pačios. Tačiau tokios įmonės 100% žlunga. Iš pradžių atrodo, kad greitai uždirbama pinigų, tačiau tokie žmonės greitai susiduria su ribomis Pietų Korėjoje. Jei tie žmonės neateina ir nepadeda, organizacija pradeda griūti. Tada tie žmonės bėga į naujas vietas, sakydami, kad pirmieji. 3 metai yra svarbus ir vėl pradeda kurti naujas struktūras. Taip organizacija visiškai žlunga. Tokiu būdu Pietų Korėjoje veikiančios tinklinio marketingo įmonės visiškai žlugo. Taigi, dauguma įmonių, kurios pasiekė didelį pardavimą ir naudojo kreditinės kortelės, visiškai bankrutavo. Todėl Atomi, bijodama, kad gali pasirodyti tokie pardavimai griežtai, uždraudė pardavimus per statymų turnyrus. Kitos įmonės skatina pardavimus, tačiau Atomi užkirto kelią pardavimams. Kodėl? Kad neišnyktų ir galėtų toliau veikti, Atomi dabar pateikia daugeliu įmonių sveiką kryptį. Taigi, net jei gerus produktus parduodame pigiai. Tai rodo, kad tinklinis marketingas gali veikti. Taigi, džiugu, kad dabar tarp įmonių, kurios seka Atomi, atsirado keletas sveikų įmonių. Atsirado keletas labai gerų įmonių. Manau, kad tai yra labai pageidautina kryptis. Turiu viltį, kad Korėjoje atsiras apie 5-10 įmonių, kurios seks Atomi pavyzdžių. Tai yra tai, ką aš šaukiau nuo pat įmonės pradžios. Atomi yra vieša įmonė. Finansiniai ataskaitos yra visiškai vieši. Dabar, kalbant apie centapį, iš tikrųjų apie 2% bendrųjų pardavimų yra skiriama. Išeina apie 2% ir yra 2 būdai. Jei pats valdote centrą, tai yra labai efektyvi dalis. Taip pat, jei būtų įsteigtas didelis centras, tai turėtų efektyvių aspektų. Iš pradžių aš nuolat ragindavau lyderius, kurie kūrė didelius centrus, kad to nedarytų. Todėl manau, kad geriau, jei mažesni centrai plėstųsi po kaimus. Žinoma,
Kadangi judėjome mažais žingsniais, buvo tam tikrų trūkumų, kad išvaizda nebuvo labai gera. Tačiau, kai daugiau nei 1000 tokių vietų atsiranda visame rajone, tai tampa palankia aplinka verslui. Namų šeimininkės dabar gali dirbti namuose ir trumpam išeiti. Taip pat žmonės prižiūrintys kūdikius trumpam atvyksta ir dalyvauja seminare. Todėl viskas turi savo privalumų ir trūkumų. Vietoj to, šiandien tokioje didelėje vietoje įmonė viską išsinuomojo ir suteikė jums nemokamai. Todėl galime organizuoti tokius didelius seminarus, kaip šis. Šie kaštai iš tikrųjų tikrai per metus sudaro keliasdešimtis milijonų. Galite galvoti, kad tai didelis centras. Ar šiandien atėjote sumokėję pinigus? Ar tiesiog atėjote? Jūs tiesiog atėjote. Iš tikrųjų, turėtumėte gauti mokestį už lektorių. Tačiau aš padariau taip, kad lektoriai negautų jokio mokesčio ir neleisčiau parduoti juostų, todėl turime keletą tinklinio marketingo problemų, kurias reikia išspręsti. Tinklinis marketingas turėtų būti jūsų pensijų planas. Net jei šiandien neatvesiu žmogaus, kuris uždirbs 1,92 milijono vonų, turėtų natūraliai generuotis pardavimai, kad nuolat didėtų mano pajamos. Bet ar tiesiog palikus 192 000, laisvai jie patys pradės kilti? Ar žmonės, kurie nori pirkti už 200 000, ar 300 000, tiesiog atsiras, ar reikia eiti ir kalbėtis, kad jie ateitų? Reikia kažką daryti, kad pakiltum, bet ar jūs ligoninėje? Ar sergate, ar jau mirėte, ar nežinote, kaip pasirūpinti vaikais? Tada vėl nutraukia ryšį. Tačiau Atomy iš tikrųjų yra viskas, ko reikia nuo pat pradžių. Pirkite tik prekes. Pirkite tik tiek, kiek sunaudosite, niekada nepirkite per daug. Jei statysite, nepaliksime jūsų ramybėje. Kadangi mes taip pat organizavome vartotojus. Tai gali pasirodyti labai keista, tačiau tie vartotojai. Net jei aš atsitraukčiau arba būčiau ligoninėje, vis tiek perka šios produktus, nes jie yra pigūs ir geri. Jie sudaro grupę žmonių, kurie sako, kad negali gyventi be šių prekių, todėl tai nėra darbo pajamos. O sistemos pajamos, taigi tai tampa mano pensijų planu. Tačiau problema ta, kad net jei Atomy elgesi kaip avys, jei atsiranda kelios vilkai, tarp avių visada bus sumišusių, kurie seks vilkus. Todėl svarbu aiškiai atskirti, ar uždirbant pinigus, kurie galiausiai sukelia žalą kitiems. Tikrai yra daug žmonių, kurie uždirba pinigus, ar daugiau tų, kurie jų neuždirba. Daugiau žmonių neuždirba pinigų ir tai kaupiasi, todėl atsiranda žmonių, kurie užsima daugia pakopėmis rinkodaros sistemomis. Todėl jūs turite turėti gerą širdį ir niekada nesukelti žalos kitiems, net jei tai gali atnešti pelno. Turite galvoti, kad net jei uždirbčiau pinigų, aš niekada neimsiu pinigų, kurie sukelia skausmą kitiems. Net jei tai reikštų mano mirtį. Tokie žmonės nemiršta. Kas nuolat miršta? Tie, kurie nesirūpina kitų skausmų ir tik laiko pinigus savo, gyvena su savo skausmu. Be to, net jei sunku, nesiskolinkite pinigų. Skolintis pinigų taip pat tampa įpročiu. Jei sunku, tiesiog bėkite. Atomy. Aš grasinu, kad tiek skolinantys, tiek skolininkai bus baudžiami. Reikia turėti ryžto tikrai pasiekti dugną. Ir tada tvirtai atsistoti ant kojų. Tai ypač svarbu tiems, kurie susiduria su sunkumais. Aš tikrai buvau labai sunkioje situacijoje.
Kang Kyung Hwa turėjo diabeto, negalėjau dirbti, o mano sesuo sakė, kad galėtų padėti. Su vaikų mokymosi mokesčiais, bet man buvo labai sunku tai priimti. Ji prašė mano banko sąskaitos numerio, o aš pasakiau, kad gerai, aš pabandysiu padaryti, ką galiu. Kartą bažnyčioje kunigas pakvietė mane į savo kambarį ir davė man voką. Tai buvo parama labai vargingoms šeimoms. Ten įdėjote 500 vonų, iš nugaros tiek prakaito bėga, nes aš galvojau apie tai, kad aukoju bažnyčiai, bet niekada net nesvajojau, kad galėčiau gauti pagalbą iš bažnyčios. O dabar kunigas sako, kad jis gali padėti. Nesumokėtos vaikų maitinimo išlaidos 130 000 ar 170 000. Iš tiesų labai padėjote, todėl aš gerai pasinaudojau. Gerai pasinaudojau, bet tikrai labai prakaitavau. Iš nugaros. Tačiau vėliau, žinote, grąžinau tai 10 milijardų. Aš vis tiek nesigailėjau, kad nuolat aukojau. Kodėl? Tuo metu tie 500 000 buvo vertingesni už keliasdešimtis milijonų. Už tai esu tikrai dėkingas, taigi, jei kur nors gausite keliasdešimtis tūkstančių, galvokite apie tai, kad galite gauti keliasdešimtis milijonų. Ir todėl tikrai gali būti, kad susidursite su tam tikrais sunkumais. Gyvenime, kai tvirtai nusprendžiame įveikti sunkumus ir atsistoti, vėliau turėsime tikrai ką pasakyti. Net ir tokiose situacijose aš niekada nesusigūžiu. Ir drąsiai stojęsiu, galiu pasakyti apie tokius sėkmingus žmones. Iš tiesų, aš netikėtai užsukau ir pokalbis buvo šiek tiek chaotiškas, tačiau džiaugiuosi, kad galime susitikti. Bet kuriuo atveju, Atomy yra tikrai padori kompanija, o dabar Indonezijoje vyksta didžiuliai pokyčiai, o Kinijoje viskas vyksta gerai. NTCT pareigūnai dabar aktyviai bendrauja su Pekino prekybos ministerija, prašydami greitai suteikti leidimą Atomy. Antai mieste yra tas Zwaunghan pramonės kompleksas. Ten reikės rimtai pastatyti gamyklą, o po to ten turėsime pastatyti salę, kuri galėtų talpinti galbūt 10 000 žmonių. Nes Kinijos gyventojų skaičius yra milžiniškas. Todėl Korėjoje taip pat bus pastatytas didelis auditorija, kurioje tilps apie 1800 žmonių. Taigi, šiuose ONEDAI seminaruose Kolmar BNH dalyvaus apie 2500 žmonių, o ten dar apie 1800, gal net iki 2000. Tada, jei dar pridėsime apie 5000 žmonių iš gamyklos, manau, kad tikrai išspręsime magnetų problemas. Baigiu savo paskaitą.